kas daugiausia labai stipriai kartojasi porose, žinai, kada atsiranda trintis, nesvarbu kiek laiko, žinai, priklauso nuo, žinai, poros dinamikos, tai yra ta vyriškos, moteriškos energijos, pirmiausia, negerbimas viduje. Tai nesvarbu, ar vyro, reiškia, psichiniai sistemai yra, pažiūrėjau, nepagarba moteriškai energijai, tai gali išsireikšti išorėje, ar moterys. Tai, pažiūrėjau, moterys dažnai nepasitikė vyrišką energiją. Aš irgi turėjau 7 metus šitą kelionę ir nesakau, kad tai paprasta man išlipti iš jos, bet jau matau tuos besikartojančius momentus, kada aš projektuoju į savo partnerį arba tiesiog į vyrus, kur aš nepasitikiu jais arba iki galo jie negali atlikti tam tikrų dalykų, nes aš turėjau tokią ir tokią patirtį atgal. Taip, nes smegenys, ką daro, jos remiasi, sakykime, praeities patirtimis ir daro išvadas čia ir dabar. Dėl to mes padarom tokį kaip kilpą patirčių, iš kurių niekaip negalim kaip ir išeiti. Ir kas gaunasi, kad mes sakom, ai, mano santykiai tokie patys, arba mano santykiai vis prastėja, arba mano santykių tema visada apie tą patį, netgi jeigu aš keičiu partnerius. Dėl to, kaip mum atsitapatinti nuo tos projekcijos į išorę, kad mano vyras, ar aš nepasitikiu, ką jisai daro, arba jisai per lėtas, arba jisai netaip daro, yra projekcija į tai, ką aš viduje, kaip vyriška energija, su savo moteriška energija nesutariu. Pati arba pats. Čia tik ta projekcija. Kada mes suvokiam, kad, aha, mano partneris yra tik triggeris man pažiūrėti į save, aš nesakau, kad jisai yra idealus, aš sakau, aš noriu išsilaisvinti iš to triggerio pati, gal mano partneris nenori išsilaisvinti iš to triggerio, taip? Tada aš sakau, jeigu aš esu kūrėjas savo gyvenimo ir aš noriu sustabdyti tą kilpą, kuri kartojasi ir mane veda į tos pačius neišsprendžiamus klausimus kartu tarpusavyje, aš sakau, tvarkoj, kiekvieną kartą, kada mano mintys ateina remintis mano praeities patirtimis, aš pamatau savibotažą savyje, kad aš save savibotažuoju ir projektuoju ant kito, taip kurdama kilpą savyje. Kada aš aptinku tą mintį, kuri sako, nu va ir vėl, ir prasideda, aš sustabdau, čia jau, kaip sakoma, laimėjimas vienu žingsniu prieš save. O, šiandien pamačiau, sakykime, sudirgusią energiją, kuri jau norėjo eiti kryptimi link mano partnerio, bet aš kaip kūrėja pamačiau, kad tai yra tiesiog mano energija, sena patirtis ryšyje su vyriška energija, mano priėmimo moteriškos energijos. Pavyzdžiui, mano vyriška energija neduoda erdvės man daugiau tekėti, tekmėje kurti, arba atsipalaiduoti, kada nesigauna. Ir mane per daug struktūruoja ir spaudžia. Tada visa ta struktūra ir spaudimas mane stabdo nuo kūrybos. Ir tada aš nesijaučiu savimi ir tada projektuoju ant kito, kad kitas to nedaro. Aha, aš sakau, tvarkoj, aš jau žinau tą energiją, aš jau atpažįstu tą energiją, niekur mane jinai nenuves, jeigu aš projektuosiu į partnerį. Vadinasi, aš grįžtu į save ir sakau, jeigu tai manyje kelia nepasitenkinimą, ką aš galiu padaryti? Pirmiausia, atjausti save. Viskas tvarkoju, aš suprantu tave. Tai kartojusi, tai buvo, aš iš tos energijos kūriau, aš iš tos energijos dariau, aš iš tos energijos projektavau į pasaulį, bet aš taip nenoriu daugiau. Vadinasi, šiandieną aš nenoriu tavęs klausyti. Tavęs tai tos energijos, tos minties, to spaudimo, to dirglumo, to nepasitikėjimo, to troškimo padaryti kažką per negaliu. Ir aš sakau, aš atjaučiu savo kitą dalį, kuri nori tekmėje būti, kuri nori kurti, kuri nori, kad viskas dėliotųsi per kūrybą. Ir aš sakau, mano dėmesys iš ten, kur visada buvo, kad aš turiu spausti, aš turiu klausyti to spaudimo manyje. Pereina į tą, o ko norėčiau aš kitoje pusėje, pavyzdžiui, moteriškoje dalyje, jeigu mes kalbam su moterim, taip? Ir aš sakyčiau, aš norėčiau šiandieną padaryti tai, ką susirašiau už savo to-do list, taip, turiu, padaryti bent jau kažką, to do my best, padaryti geriausia, ką aš galiu šiandieną iš savo šitos destrukcinės nuotaikos ir energijos, bet iš kitos vietos. Ir aš taip noriu laimėti prieš savo senąją aš. Ir jeigu aš iš savo 10 to-do list padarysiu 3, 5, 1, aš
padarysiu iš kitos vietos ir tai bus didesnis pasiekimas, negu aš padarysiu iš frustracinės vietos, spausdama save, pykdama ant kito, padarysiu taip kaip visada, bet tai bus ta kaina, kurioje mes vėl suksimės ir sakysim, aš nepatenkinta savo antrąją pusę, ar nepatenkinta savo verslo partneriais, ar nepatenkinta savimi. Mes turim išlaisvinti pirmiausia save iš tos kilpos. Niekas mus neišlaisvins, joks partneris. Net pats idealiausias partneris negali išlaisvinti mus iš vidinio kalėjimo. Mes turim prisimti atsakomybę už vidinį kūrėją.